Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną naujasis mūsų podcastas Be kaukių. O šiandieną svečiuose yra dainininkas, grupės Bernužėliai atlikėjas Nerijus Liubertas. Labas, Nerijau. Labas, aš tikėjausi daugiau pagirų kažkaip iš tais, kad daugiau žinai. Nu, tai daugiau pagirų bus, jeigu... Estrados princas galėjai kažką, bent jau aš jau bandau lygiuoti, žinai. Supratau, nu tai gerai, tada šlagerių karalius. Nu, karalius gal dar per stipriai, bet šlagerių princas, ne? Jo. Tu dar į princo aš atsimenu, labai gera situacija buvo, kai mes po vieno filmavimo televizijos, filmavimo metu buvo pertrauka, žinai, pertraukos metu sėdėjom ant šulinio su Ryčiu Cicinu, rūkėm cigaretę, žinai, ir sakau, nu mes tai kas čia mes, žinai, va jūs, sakau, estrados princas. Sako, koks aš tau, blėt, princas, man jau pelenai išsubinės bėrės, sako. Bet sako, niekada savęs nenuvertink, jeigu esi čia, reiškia, esi to vertas ir turi sakyti, va, aš tai esu aš. Nu, Rytis Cicinas tai jau gal karalius, bet Nerijus tai tikrai, aš manau, yra princas ir eina į šitą finišo tiesioji į karaliaus titulą. Aš labai džiaugčiausi, jeigu taip nutiktų. Bet kas turi tituluoti, man įdomu. Ar yra kažkokia estrados princų asociacija, kuri... Aš manau, jeigu jau aš pasakysiu, kad tu karalius, gerai. Tai žinok viskas, jau čia gerai. Bus taškas. Tai gerai, Nerijau, kaip tu laikaisi, kaip tau sekasi ir ar šiandien nesušalai, jau žinok, šaltoko žemelė artėja? Nu jau žemelė artėja, džiaugiuosi, kad jau namuose šildymas įjungtas. O jaučiuosi tai viskas gerai, žinok, pakankamai darbai vasaros nurimė, dabar toksai, žinai, biški poilsio etapas, vat, pagavai dar mane prieš pat kelionę, nes penktadienį įskrendam, tai prasitęs truputį tą vasarėlę. Išskrendi atostogų su savo mylimąja, ar išskrendi atostogų su biču, kuriuo užturėsit labai geras porą savaičių bičų vakarų? Jo, važiuojam, kaip, žinai, kaip sako, ar varom linksmai ir su panom. Aha. Tai varom su panom. Ai, varot su panom? Nu, ne, iš tikrųjų, varom su panom, buvo senai planuota kelionė, žinai, tai su draugų pora, tai smagų laiką, man atrodo, turėsim, žinai. Mes su Ieva nesam buvę kelionį, žinai, kiek metų? 5 metus nesam niekur išvažiavę. Bet 5 metai nesat niekur išvažiavę atostogų vien dėl to, nes dėl tavo darbo? Realiai pagrindinis dalykas, nu, mes esam išvažiavę ten atostogų vietoj kažkur, žinai, ten į spa centrus ir panašiai, kaip būna. Esam išvažiavę ten į Lenkiją, tarkim, dar kažkur ten ale papromogauti, bet va taip, kad į užsienį, ten į šiltus kraštus, kur reikia skristi, niekada nesam buvę. Jo, teisingai sakai, pagrindinis dalykas yra dėl mano darbo, kadangi koncertai visą laiką jų yra, kiekvieną mėnesį tikrai jų užsibukina, tik šitam jau kartui, šitom atostogom aš jau iš anksto, žinai, susiderinau datas, nusprendžiau, kad sakau, nebebukinam ir kad būtų viskas jau... O kaip atlaikėjai savo vasarą? Nes, pavyzdžiui, tikriausiai daugelis tave žino, koncertuoji įvairiausiose, žinai, miesto šventėse, restoranuose, klubuose ir taip toliau. Aš prieš vasarą pasižiūrėjau, ar vasaros metu tu buvai įkėlęs savo listą, kur tu būsi ir kiek koncertų. Aš buvau šoke, pamatęs visą tą listą, nes koncertų buvo nerealiai daug. Tu skaičiavai, kiek koncertų padarai per šią vasarą? Šitą vasarą buvo pati pirma, kai aš jau nebeskaičiau. Okay. Nes dar prieš tai skaičiuodom, dėliodom tos skaičius, kažkaip būdavo įdomu palyginti ir man visą laiką taip yra, prieš kiekvieną vasaros sezoną būna tarpelis. Dažniausiai mėnesio arba 2, kur būna, kaip mes vadinam, nu, ne tik mum kaip grupiai, bet ir visiems, aš manau, muzikantam būna ta sausra tokia. Žmonės matyt ruošiasi vasaros sezonui, niekas ten kažkokių didelių renginių nedaro ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat per tą sausrą man visą laiką prasideda depresija. Žodžiu, aš sakau viskas, mes nebeeinam, mes nebeaktualūs, ten niekam nebepatinkam, užsakymų nebėra ir kaip tyčia lygiai buvo tas pats ir prieš šią vasarą, žinai, nu ir pats matai, kas ten darėsi pagal sąrašus, kad ten gavos, nu, ten atominė ir kosminė tą vasarą, ten turėjom darbo belekiek, žodžiu. Skaičiavai, kiek kartų važiavai į Palangą? Jo, 31 kartą per kartą šią vasarą suvažinėjom į Palangą, spėk, kiek kartų buvau prie jūros. Vieną, labai teisingas spėjimas. Nu, tiesiog nuvažiuoji vakare, pakoncertuoji, po to jau eit prie tos jūros nebėra ko, žinai, ir... Nu, bet matai, vis tiek.
kad ir kiek pravažinėjai tų koncų, kad ir kiek pradainuoji, vis tiek pagrindinis klausimas komentaruose bus, kas čia toks, žinai. Vis tiek, Tai jo, žinai, aš kažkaip kaip aš juokauju, manęs be kostiumo net pažįsta, žinai. Dar akinius užsidedu, tai iš visų žiūriu. O kas čia toks? Jo, dažniausiai tai, kas mane pažįsta, tai degalinės pardavėjo, žinai. Nes ten groja dažniausiai radio stotis, kur mūsų muzika groja, žinai. Tiesa. Bernų sąskaitos reikės? Jo. Nereikės, sakau. Kaip tu, Nerijau, papuoliai iš viso, galbūt prieisim prie tavo muzikos, bet gal papasakok istoriją, galbūt kažkokią tai klausytojams, kaip tu papuoliai būtent į muzikos kelią ir kaip susikūrėt būtent Bernužėlius? Būtent realiai, ta grupė. Jo, realiai tas muzikos kelias, tai žinok, prasidėjo... Nejaugi tu sakysi dabar, kad nuo pat mažens aš dainavau ir visada norėjau būti... Ne, tai čia jau žanro klasika, visi, kas dainuoja, tai visi ten dainavo nuo mažens, vieni ten daugiau, mažiau, žinai. Aš niekada nedainavau ten taip, kad dalyvaut kažkokiuose ten dideliuose konkursuose, žinai, ir manęs tėvai ten nevežiojo niekada, žinai, kad ten dalyvaut dainavimo ten ypatingai ir panašiai. Aš visą gyvenimą buvau bičas, kuriam būdavo smagu, kai hebrai smagu, žinai. Ir aš... su ta mintim, kaip galvojau visus tos hebros susirinkimus, tos vakarus, stovyklaudavau, čia vienoj tokioj, labai labai populiari buvo tais laikais stovykla Merkurijus. Jis buvo Kačerginės miškuose, dabar jau jos gaila nebėra. Kiek metų buvo? Blembačkai, žinok, aš ten nepasakysiu, nuo kelių metų aš tiksliai pradėjau stovyklauti, bet ten praktiškai aš ten iki 18 metų stovyklavau, po to dirbau toj stovyklai, po to jinai dingo iš tos savo nuolatinės fainosios vietos, pradėjo kelinėtis po skirtingas Lietuvos vietas, važiavau dar paskui ją dirbti, bet galų gale, žinai, vis tiek kažkas turi praeiti etapas ir lyg gražus atsiminimas. Tai žodžiu, grįžtant prie tos muzikos, tai tėtis, aš atsimenu, mane pirmą kartą nuvedė mokytis gitarą, nes noriu išmokti groti gitarą. Ir nuvedė pas tokį mokytoją, kuris, žinai, ten, sako, laikyk taip gitarą, žinai, ten natos, tipo, iš natų ten klasiką groti, žinai. Blėt, grįžau namo po pirmos pamokos, apsiverkiau, žinok, sakau, ne, aš nebenoriu, sakau, viskas, nei groto gitarą, nei matyti ant to mokytojo, nei nieko, žinai. Blemba, tai ačiū Dievui, kad tėtis nenuleido ranko, aš žinai galvoju, gerai, pabandykim dar vieną mokytoją, tipo, gal tas padės. Ir mane nuvedė pas vestų muzikantą. Ir aš atėjau, tik tai, jisai visus ilgą kelią dalūžė, žinai. Ir mes pradėjom grotos gabalus, blemba, ir kaifas, kaifavau, žinai, pats klausydamas, tipo, nors ir užaugau tą muziką, ten vis tiek tėvai klausydavo visokius ten tokius. Tai tu vis tiek esi užaugęs ir tau yra kaifas tos balių dainos, ar ne? Blemba, žinai, kaifas man buvo jos visą gyvenimą, bet vis tiek, kai tai patampa darbu, šiek tiek apsiglūdina tas dalykas, žinai, aš labai daug tos muzikos klausau, žinai, kūrybiniam tam procese, labai daug klausai to muzono ir iki kol daini, iki to taško, kol mašinoje tyloj pradedi važinėti, žinai. Tai dabar kartais jau toks etapas, kai biškis tengiasi, bet jeigu koks balius ar kas nors, tai klasika, juoda orchidėja, visi ten žinai. Bet tu esi tas tikriausiai vis tiek zavadyla, kur jeigu baliuje yra gitara kažkur mėtosi, pasiemi gitarą, gerai, esu buvęs su tavimi, žinai, iš karto gitarą į rankas ir pradedi. Aišku, kad tai, žinai, belia kaip užveda ir yra visiems faina. Taip, faktas ir esmė tokia, kad sakau, aš neatsimenu būtent to momento ir to lūžio, kada taip įvyko, bet taip gavos, kad paauglystėje, žinai, pas mane Hebroj gavosi taip, kad mes varydom ten, tarkim, pas draugą ten kažkur į pirtį ir 3 bičiai grojo gitarom, žinai, ir mes susėsdavom ir visą vakarą brazinom tom gitarom, ten dainuodom, žinai, kas būdavo, toks keistas dalykas, tipo, žinai, paaugliai. Tiesiog pjankė kažkokią tai... Ne, ten, žinai, papjaudom, mes gerai, bet, tipo, bet ta esmė, kad sakau, visą laiką gitarą, tokia visi dainuoja, ten, žinai, vienas pagrojo, aš jau moku geriau, galiu, žinai, pasidalindom. Tai va tas po biški toks ir ugdė tą, žinai, tą norą džiuginti kitus, tipo... kai prasidėjo viskas nuo Hebros džiuginimo. Čia apie kokį laikotarpį dabar? Čia tavo 18-19? Ne, čia, žinok, paauglystė, čia buvo gal man, aš taip sakyčiau, 15-16 metų, žinai, kadangi aš buvau toks pakankamai pasiutęs ir anksti prasidėjo visi tie baliuškos, traleliuškos, žinai, tai jau 15-16 metų mes jau startavom su... Atsimeni, pavyzdžiui, savo pirmą pjankę, kiek tau buvo metų, kada jau pirmą kartą... Kada pirmą kartą prigėriai ir kada pirmą kartą neatsimeni vakaro? Šiaip, kada pirmą kartą prigėriau, tai puikiai atsimenu, nes vienas dalykas, kuris man
priverčia mane tai atsiminti, tai aš atsimenu, kad tėtis lupo, mama reikia lup stipriau, žinai. Nes man buvo gal 14 metų ir mes su draugu kažkaip sugalvojom, tipo, nusipirkam sidro, žinai. Nu, pabandysim išgerti, žinai, kas čia būna. Ir mes kieme išgeriam to sidro, nu ir, tipo, žinai, gal ten mūsų labai taip stipriai neapvažė, gal ten mes nebuvom tokie girti, bet prasidėjo visi ten, kritinėjimai, tipo, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, tokių metų, žinai, daug nereikia. Ir vieno draugo sesuo, jinai buvo tokia, nu, jaunesnė mergaitė, nuėjo pas mano tėvus ir sako, ne, jūs pro mokyklos girtas valiojasi, žinai. O va tada vaikelį. Tai kaip aš sakau, tėtis lupo, mama sakė, lup stipriau, žinai. Tai, tai čia 14 metų. Jo, tai čia 14 buvo pats pirmas toksai, tada jau... Kada neatsimeni? O kada neatsimenu, tai negaliu pasakyti, nes neatsimenu, suprantu. Aš tai, pavyzdžiui, pirmą kartą, kai geriau, tai man buvo 11 ar 12 metų. O, tu, tai bet čia, žinai, netyčia buvo, žinai, nes aš... Liukus pabaliausi, žinai, iš ten. Ne, aš tiesiog... Buvo baras namie. Ir aš tiesiog žiūriu, nu, matydavau, kaip visi geria, žinai, ir aš toks šampano butelis, o aš ten vaikas nelabai ir supratau, žinai, su pusbroliu pasiėmėm tą šampano butelį ir aš užsiverčiau tą šampano butelį dienos metu. 11, tai jau. O tu supranti, kad ten nelabai kažko reikia tokių metų, nu, aš neatsimenu ten daug ko, žinai, aš tiesiog bumt ir manęs nebėra. Ir vakare atsikeliu, žinai, ir toks kažkas ką tik įvyko, žinai. Tai, nu, aš kažkur va tam amžiuje buvau, kad... Ja, bet čia žoskai, realiai. Čia labai blogai. Nu, aš sakau, mes tada išgerėm ten, nu, ten tas gerimas, sakau, mes ten nusipirkom puslę, ten, kai buvo ten tų populiariųjų, žinai, ten visokių nesąmoningų, pačių pigiausių turbūt sidrų, žinai. Jo. Ir ten gėrė, kas norėjo, ten ėjo visas kiemas, ten duok man, duok man, žinai, ten vienas susigeria, jis pjauna, žinai, nepatinka. Nu ir taip, ten, sakau, labiau toksai viens prieš kitą pasimaivinti ir pavaidinti, negu ten iš tikrųjų kažkoks prisigėrimas buvo, žinai. O po to jau nuo 18 jau startavom pilną tempų piekystę, žodžiu, jau manėm taip. Tatu jau, ne, varai. Taip, kad jo papa, žodžiu, jo. Ir... Gerai, esmės, kaip po to nenusigėrėjai ir vis tiek atvarėjai į muzikos kelią. Nu gerai, tas gerimas, žinai, čia visas jaunimas, čia jaučiu niekada ir nieko nepakeis, visi nori išbandyti, žinai, čia yra normalu. Faktas. Ir kaip dabar čia, žinai, bando ribotinais kažką tais, kad, nu vis tiek, kas nori, tas pabandys, bet aš manau, kas nori visur gaus. Jo, ir aš manau, reikia patiems, žinai, biški košės kažkokios turėti galvoj, kad žinot, kada sustoti ir viską, žinai. Nes, aš visada šiaip pateisinu tie, kurie nenori ir nedaro, bet jeigu tu nori, nu aš irgi tą pateisinu, nes tu pabandyk, pats pasižiūrėk, žinai, ar tau tinka, netinka ir jeigu tave moralkės ant tiek uždaužys, tai gal tu ir nebegersi daugiau. Žodžiu, aš turiu valią, noriu ir geriu. Mano valia yra tokia. Tokia valia, viskas. Jo, bet esmė tokia dar iki muzikos, jeigu dar prieš istorijas biški pakabinant iš giliau, žinai, tai esmė tokia, kad vėlgi, nežinau, aš prieš atvažiuodamas pas tave į studiją, žinai, atsikėliau ir galvojau, reikia pergalvoti savo aplamai, biškį gyvenimą, tipo, žinai, persvarsyti. Ir aš galvoju, čia man vienam taip yra, kad labai daug yra įsitrynę man. Aš tiesiog pagalvoju, kad aš labai daug ko neatsimenu. Nu, būna taip ar nebūna? Nu, man yra. Man jau subinė, kaip sakant. Jau pelenai. O man irgi pelenai. Man tai irgi yra, pažiūrėjau, iš paauglystės laikotarpio, tai man irgi yra daug išsitrynę. Galbūt, žinai, kažkokie tie geriausi highlightai ir taip toliau, apie kuriuos tu dažnai kalbi ir galvoji, bet šiaip tai daugelis, tai man irgi. Sakau, aš irgi bandžiau permastyti ir, žinai, važiuodamas. Ką tu nori, aš prieš 2 metus jau viską pamiršęs. Aš neatsimenu, ką aš vakar veikiau. Nu, va, būtent. Ir aš suprantu, važiuodamas prieki galvoju, ką reikia papasakot. Tai tokių... Galvoju, reikės tiesiog pasakot, nesiruošinai ir gal tuo momentu išlys kažkokie highlight ir panašiai, tai vad kaip dabar, žinai, tarkim, jeigu kabinant tą prieš istoriją, prieš kaip prasidėjo tas muzikinis kelias, tai esmė tokia, kad vėlgi, aš nežinau, kas per fenomenali buvo mano draugų kompanija, mes, tarp kitko, aš užaugęs esu šitam rajone, kur mes filmuojam, žinai, ir pas mane Hebroje atsirado, kad visi tapo biznieriais. Mums buvo irgi po 16 metų ir visi tapo biznieriais. Vienas pradėjo telefonais prekiauti, vienas pradėjo kažko ten kitų prekiauti ir taip toliau. Ir aš galvoju, nu blemba, reikia ir man iš kažkur šaibų prasimanyti, žinai. Sidrasai nenusiperka, žinai, už orą. Iš dienos pietų. Jo, ir gausi taip, kad aš labai stipriai taupiau pinigus ir nusipirkau pirmą mašiną, būdamas 16 metų. Tai buvo Renault 19. Turbūt dabar jau tokių aš net gatvėje nebesu matęs ir turbūt net pardavimuose nebėra. Žodžiu, bet ten Prancūzijos... Mašinos 16 metų. Nu, vat, man tada klausimas toks nekilo, žinai. Aš tiesiog galvojau, kaip nupirksim, tada ir žiūrėsim, kas čia bus. Vairuot aš mokėjau, bet nu, vis tiek buvo į gatvę nevažiuosi, žinai, nes pagaus.
Tai gausi taip, kad nusipirkau tą Jau nemeluok, buvai išvažiavęs. Buvau, nu jau senatis suėjus, tai oi, varinėdavau, aš čia žinau, kad rankom pamajuodavau visiems atlėkdavau. Bet esmė tokia, nusipirkau tą pirmą mašiną, šiaip ne taip. Kažką aš ten su ja labiau ten būdavo kiemė sėdėdavai, tai kur sėdėtai, tai mašinai ten sėdėdavai, prisidėjęs muzikinio centro kolonėlių ir visokių tokių nesąmonių muzikos žodžių paklausyti. Ir gausi taip, kad aš tą mašiną pardaviau. Ir man atrodo, kad aš uždirbau 100 litų nuo jos. Ir aš taip sėdėjau, galvoju, blemo, gal čia visai tipo galima, žinai, visų kažkokį biznį. Tai viskas taip užsikūrė, kad pakankamai stiprių tempų pradėjau prekiauti tom mašinom, būdamas, nu kadangi kiti klausia, žinai, ar aš būdamas nepilnametis galiu ten registruotis ant CS mašiną, žinai, jokio skirtumo, tu ten gali ką tu nori, žinai, registruotis. Niekam ten nebuvo įdomu. Man tik tais įdomiausias klausimas, kaip man žmonės parduodavo tas mašinas. Nes, nu, tu matai, kad vaikas atvažiavo pirkti iš tavęs mašiną ir tau, tipo, nekyla jokių klausimų, gal teisės patikrinti ar kažką, tipo. Nu, bet buvo tokie laukiniai laikai ir niekam ten matyti nerūpėjo, visi norėjo tik babkes pasimti. Ir žodžiu su draugu, po to jau susikoperavom, jau biškai patirties abudu turėjom prekyboje ir tada užsisuko karuselė, kad pradėjom taip stipriai pirkti mašinas, kad būdami gal, nežinau, mums buvo gal 17 metų, mes dirbdom žoskai sunkiai, bet mes į dieną uždirbdom gal, nežinau, gal po 1000 litų, būdavo 1500 litų. Nu, ir kad esmė, kad mes turėjom daug pinigų ir mažai proto, žinai, ir nežinom, kur tas babkės dėt. Nu, tai metai bėgo, tas babkės taškiam, prekyba vyko, žinai, ten po 18 metų su ja ir taip toliau, ir taip toliau. Pinigus. Tai vat, praktiškai jau ten arba netoli pilnametystės, arba jau kai buvom nepilnamečiai, prasidėjo restoranai, ypatingai ten Bernelių užžyga. Bernelių užžyga, legenda, žinai, kas kauniečiai, tai čia puikiai žino, kokio tipo tie kabakai yra ir kaip ten kas. Tai kai tu nuvažiuoji pacanas būdamas ten visą stalą, ten užkandžių, gėrimai, grafinai, žinai, ten, nu ir panašiai, ten panų prisikės, dainuoja tokių nesąmonių, žinai. Nu ir gavos taip, kad nuo tokio gyvenimo, nu kiek tu taip gali, žinai, ilgai. Tai aš atsimenu puikiai tą rytą, kai mes atsikeliam pas mano draugą berots namuose, žinai, ir jisai sako, blemba, reikia paskutinę mašiną parduoti, nes babkių nebeturim, žinai. Sakau, vakar mes ją pardėm ir tas babkės prapylėm, žinai. Tai taip su draugu biznį ir baigėsi ir kažkaip, nu, paraleliai tai vis tiek spekuliavau ten ir mašinom biškai paprekiaudavau ir daiktais kažkokiais, nu vis tiek toks biznis sukdavosi ir net po šiai dienai dar kažkur ten labai minimaliam, žinai, lygmenį tokių dalykų išlenda. Nebūčiau pasakęs, kad tu perikupas. Blemba. Iš veido atrodo. Žinai, čia būdavo labai didelis pliusas parduodant mašiną. Jo. Nes aš visą laiką sakydavau, kad čia iki bažnyčios ir atgal. Čia mano dėdės mašiną man paliko parduoti. Man atidavė, man nebereikia, aš jums parduodu. Viskas. Nema, kiek daug istorijų tokių girdžiu, kai reikia skambinti. Man tėtis, man sakydavo, blemba, tu... Hansas Kristianas Andersenas rūko pavėsis, sako, prieš tai, nes tu tokių pasakų prisėkis, kad, žinai, nu, bet tai buvo, žinai, jeigu nori daryti biznį, turi kažkur ten laviruoti. Gerai, ir žodžiu, jo. Kūpinimo. Jo, Eip, tu nuėjai iš pirtelių muzikantų. Kaip tai va, ir sakau, pirtelėse vis tiek viskas vyko. Nu, taip. Vyko. Ir galų gale, žinai, turėjau ilgus savo santykius. Ir tada mane ten paliko, žinai, tipo, mes įsiskyrėm. Ir aš buvau ten sukūręs tokią gražią dainą, žinai, gitaros ir aš galvoju, blemba, reikia man įrašyti tą dainą, žinai, susiradau čia prodiuserį, tokį Thundertale grupę, jeigu, žinai, tokie metalistai, Laurinas Brocio vardas yra. Jis man padėjo įrašyti tą dainą, ten su gyvais būgnais ten įgrojo, nu, ta prasme, fainas gabalas, gražus, žinai, bent jau man tuo laiku buvo. Ir aš galvoju, kad mes čia susitaikysim ir aš tą dainą pagroju ir iš tikrųjų susitaikėm, bet susitaikėm 2 dienom. Tai po to vis tiek, jinai sako, slystų, žinai, ir tam ir baigęs. Ir aš kažkaip, žinok, nuo to pirmo gabalo užsikabinau, galvoju, reikia daugiau, žinai, reikia daryti savo gabalų, bet pagrindinė problema, kad nėra pinigų. O be pinigų, nu, tai tu faktiškai nieko nepadarysi ir nieko ten tau iš to nesigaus. Arba reikia turėti kažkokį pažįstamų, žinai, muzikos pasaulį. Ir aš tiksliai neatsimenu eigos, bet kaip nutiko, kad aš susipažinau su Saša Songu. Kad ir kur jis dabar bebūtų, bet mes kažkaip su juo labai, labai gerai susibendravom ir jisai man stipriai padėjo, nes sako, davai tu apšildyk mano koncertuose, tipo, žinai. Ir aš dainuodavau jo koncertuose, biškai pratindavausi prie scenos. Kokias dainas tu dainuodavai kažkokias? Realiai coverius, nes nieko kito, žinai, neturėjau. O tu vienas buvai?
Jo, Vienas dainavai, jo, ne? aš vienas vaidinau, žinai. Tai realiai biški jau tokios davė paragauti, žinai, tos sceninės patirties. Ir tada esmė tokia, kad mes su Saša Song ir jo pusseserė kažkada važiavome į Kauną pas prodiuserį, nes Saša Songas norėjo dainos. Ir mes atvažiavome į Kauną pas Karolį Šležą, dabartinį mūsų prodiuserį, žinai. Taip. Ir ten Saša Songas susitvarkė savo reikalus, ten Lina jo pusseserė susitvarkė savo reikalus, ten dainas peržiūrė, žinai, ir aš taip sėdžiu, sakau, parodyk, ką dar turi, žinai. Ir jis man parodo žoskai gerą bitą, ta prasme, nu kosmiškai, man ten tai patiko, aš iš karto įsimylėjau, sakau, rezervuoju, tipo, tą bitą, pinigų neturiu, nieko neturiu, bet jau rezervuoju, tipo, davai darom, žinai. Nu tai kažkaip ten, šiaip ne taip, tos pinigėlius, ten, žinai, ten pusė iš pradžių, po to ten vėl gabaliukais, jisai sutiko, kad aš jam sumokėčiau, įrašėm tą gabalą ir sėdim su jo studijoje čia Kaune, tarp kitko, per kokius 500 metrų nuo to. Žinau, kad kaimynai. Jo, ir esmė, kad kalbam, blemba, čia reiktų repuko kokio, tipo, šitam gabale, žinai. Nu, blemba, aš žinau, kad vienas mano draugas pažįsta, nu, kaip pažįsta, ten yra matęsis kažkur, gal biški bendrai su Iron Vytu, žinai. Aš tam draugui sakau, gal galėtum suvest. Sako, gerai, galiu suvest. Ir aš parašau ten Iron Vytui gražią žinutę, žinai, nusiunčiu ten. Bet dar nebuvo pažįstami. Ne, absoliučiai. Nu, tiesiog randomas tau, tarkim, kad ir tau rašytų, tipo, parašau, va, čia turiu gabaliuką, žinai, galvoju, reiktų repo parto, tipo, ar tu galėtum, norėtum ir taip toliau, ir taip toliau. Ai, ne, nemečiau iš karto dainos, sako, įmes gabalą, žinai. Įmečiau aš jam tą gabalą ir tylu, tipo, nieko jis nebetrašo. Blemba, galvoju, nepatiko, nenori, gal nedarys. Ir jisai man gal už kokią blemba 40 minučių, gal taip nenoriu sumeluoti, žinai, atsiunčia pilnai rašytą jau savo repo partą, su žodžius parašęs, įdainavęs ir visą kitą, žinai. Nu, blemba ir gerai skamba, tipo, žinai. Gerai, demuškę turim, žodžiu, darom. Ir tada, blemba, kaip ten buvo, kad esmė buvo tokia, kad jis dar, jau tada, kai rašinėjom normaliai tą gabalą, jisai dar padarė kokį 10 versijų tų savo repo, įrašė pas save studijoje, žinai. Bet vis tiek mes panaudojom tą iš demuškės, tą pačią pirmą, nes filas buvo, visi kiti dalykai ir panašiai. Nu taip ir užsisuko, žinai, tada, blemba, kaip ir sakiau, išsitrina man biškai iš atminties, tai čia išsitrynė prieš šitą dainą, tiksliau tarpę šitos dainos. Pradžia buvo jau padaryta ir aš papuoliau realybės šou. Pala, kuriam tu realybės šou? Aš superhitas, niekas nežiūrėjo tos laidos, ten buvo tragiški tavo reitingai. Pala, kas ten per realybės šou buvo? Ką ten reikėjo daryti? Muzikinis realybės šou, ten buvo kaip Kelias į žvaigždės, kaip dangus, tik tais, kad būdavo šeštadienį per TV3 tiesioginė transliacija su gyvų bendų, nu, ta prasme, profesionalus reikalas, bet gal per prastai parinkti dalyviai, nes visi buvom tokie labai plaukiantis. Tarp kitko, su Silvestru Belt mes dalyvavom kartu, gyvenom 10 savaičių, žinai. Okay. Tai šiaip įdomu apie tą realybę šou. Jo, tai kaip aš jį papuoliau, turbūt norėtum sužinoti. Kaip papuoliau ir kaip šiaip sekės tau. Jo. Nes aš irgi esu vienam dalyvavęs. Aš mačiau, jo. Nu, aš antrą kartą gal neįčiau, žinai. Eitum? Ne. Blemba, aš gal, žinok, norėčiau, bet irgi labai reiktų stipriai pagalvoti. Bet labai fainas gyvenimo nuotykis. O viskas prasidėjo nuo to, kad aš sėdžiu namuose, žinai, prie teliko ir eina per teliką reklamą, žinai, nori šlovės. Nu, visai nieko, žinai. Nori pinigų. Taip. Blemba, nori. Ir viskas, žinai, bet guliu ant los. Nu jo, noriu, taip, žinai. Blemba, ant durniaus užpildžiau anketą, žinai. Tau tai reikia atiduoti viską mums ir... Realiai, jo. Investuok į bitcoiną. Ir žodžiu, gavosi taip, kad paskambina, tipo, atvaryk į perklausą, žinai. Vėl aš savo gitarėlę, žinai, pasiėmu. Nu, gerai, varau, jau kas bus, tas bus, Vilniui nuvažiuoju, įeinu į kabinetą, ten, žinai, Rosita Čivilytė, Povilas Miškėla, Deividas Zvonkus, tipo, su ta gitara savo pasiėmė, žinai, jau ten drebančiom rankom. Nu ir galvoju, nu ką čia apgaudinėti, žinai, nu aš atvarysiu, parodysiu tai, kas man patinka ir kas aš esu, žinai, ir aš. Bet tave sunku gyventi, bet tavo šypsenos akių. Žodžiu, va tokioj tematikoje, žinai, pavariau. Nu, mačiau, kad šipsojasi, tipo, gal kažkas biški ten užkybo, užkliuvo, žinai, ir tiek išvariau. Tai po to parašė tik tais jau laišką, kad, tipo, patekai ir ruoškis. Okay. O tada tai prasidėjo. Nu, pats turbūt, žinai, kaip pakviečiau. Reality, žinai, nes reikia, kiek čia triusikų, kiek čia koinų įsidėti, kaip čia kas. Tai žodžiu... O tu žinojai, kas tavęs laukia? Tu vis tiek žinojai? Jo, žinau. Nu, aš žinau, kad ten muzikinis, tipo, realybės šou...
Ir aš žinojau, kad aš greičiausiai iškrisiu pačią pirmą savaitę, nes aš tikrai buvau visiškas savamokslis, ten aš ir po šiai dienai nesiskaitau dainininkas, aš savęs niekada nevadinu dainininku, aš esu bičias, kuris daro tai, kas jam patinka, žinai. Jeigu atsiranda, kas jo klauso, kam irgi patinka, valio, žinai, jeigu ne. Nemažai atsiranda, nes, ačiū Dievui, kad... Skaičiukai nemeluoja, jo, ačiū Dievui, kad taip atsitiko, žinai. Ir blemba, pakankamai neblogai sekęs tam reality, aš berots 4 vietą gal paėmiau, žinai. Bet paėmiau, būčiau gal aukštesnė paėmęs, bet už psichau ten pastarėm dienom, žinai. O tu tenai turėjai... Čiupais apsilaistėm. Ne? Ja. O tu turėjai tenai tam reality show irgi gyventi negalėjai niekur išeiti. Absoliučiai. Bet esmė tokia, kuriam tu buvai reality? Aš tai buvau ne viskas įskaičiuota. Čia kur Ispanijoje, man atrodo. Ispanijoje uždaryti mes buvom ir taip toliau. Tai seni, jūs... Palyginus su mūsų realičiu, jūs absoliučiai nebūtų uždaryti. Mes gyvenom, žinai, kur 10 savaičių? Gariūnuose. Žinau, girdėjau. Mes gyvenom 10 savaičių Gariūnų 2 aukšte ir tu įsivaizduok, langai buvo aklinai užkliuoti. Mes, ta prasme, niekada nežinom, ar yra diena ar naktis. Ta prasme, kazino principas. Nežinai, ar diena ar naktis, nežinai, kiek valandų, nieko nežinai. Tai tu patikėk, kai falės ten pradeda suktis tada. Ten langelį biški prasikrapštai tą plevelę, kur užkliuota, pažiūrėt, ar saulė šviečia, nešviečia, žinai. Bet būdavo... Man atrodo, tu sutiksi, kad labiausiai užknisantis dalykas, kad kai tu gyveni vienoje patalpoje, tarkim, su 10 žmonių, žinai, 10 ar mažiau, tai žmogus praeidamas jau tai erzina. Nebūdavo to tokio? Būdavo, faktas. Praeina ir tiesiog užknisa tave. Tai, nes tu nebenori jau šnekėti, nes viskas išnekėta. Absoliučiai. Tu nori ramybės, niekur tu jos negausi. Faktas. Kažkaip buvo pas mane, kadangi, kiek tu laiko išbuvai? 10 savaičių. 10 savaičių. Aš tik 4 savaitės išbuvau. Tai ne, aš 2 vietą pasiėmiau, tai aš iki finalo dėjau. O tai kiek laiko truko? Tai mėnuo laiko buvo visas reality. Jo, pas mus kas savaitę ten po 2 krisdavo, žinai. Supratau. Tai pas mane, pavyzdžiui, tai kadangi tik 4 savaitės, bet ir tai pas mane 2 savaitės okei, 3 viskas erzina nebegaliu, žinai, bet kaip ir pripratau prie to kamerų, man jau dzin, žinai, 4 savaitė, jau man kaip ir vėl faina, žinai. Bet neskyk, yra tas dalykas, kai tu dalyvauji reality, tai pirmas dienas tu ateini, pažinai, kad čia kamera, žinai, žiūri, ten rūbus gražiausi, žinai, užsidės. Nuo kokios 3 savaitės tai... Jo. Kamera žiūri, žinai, krapštai nosį. Man baisiausia būdavo, pavyzdžiui, asmeniškai, tai kad kai miegi, pimpelis neiškristų. Kad pimpelis arba neiškristų, arba, žinai, ryte nebūtų medinis, žinai. Aš tarp kitko esu po to realybės šou, aš dirbau su prodiuserinė kompanija, kurie organizuoja visus Lietuvos realičius. Jo. Ir dirbau garso režisierium tenais. Kad įsivaizduot, ką daro garso režisierius, tai yra dideli ekranai patalpoj, ten sėdi vadinamas robas ir jisai valdo kameras, tarkim, pereina iš vieno kadro į kitą kadrą, iš vieno kambario į kitą, tu lygiai taip pat su robu pereidinėje, tik su garsu. Tai, tarkim, vienam kambarį sėdžiu aš ir, tarkim, mano mikrofonas įjungtas, pereinam į kitą kambarį pas tave, jau aš turiu perjungti garsą, ir panašus dalykai. Tai patikėk tu manim, kiek tu špenšpelių ten pasimato ir kiek neišsitransliuoja, bet žinai, kažkaip vis tiek... Aš tai mėgodavau, man atrodo, jeigu nesumeluosiu, su trauzais ir su plavkiam dar to pačiu ant viršaus. Bet yra tokių veikėjų, kas čia po to ir teisėsi, netgi, žinai, su tą producerinę, nes ne tik špenšpelius, bet ten ir, žodžiu. Jo. Gerai, žodžiu, realybės šou, baigiam šitą. Kaip berdužėliai visgi atsirado. Jo, nepamirškim šito dalyko. Neužteks laiko, aš dar nebeįsiu iki bernužėlių. Po to, palauk, dar išsitrynė vieną istoriją. Buvau Amerikoje, ten talentų šou. Ne, bet taip žinok, šokinėjo pas mane mintis. O bernužėliai tai atsirado taip, kad prodiuseris Karolis Šležas buvo sukūręs tokią grupę Lietuvaičiai. Ir grupė Lietuvaičiai buvo antiek iššovė į viršų ir antiek populiari grupė, kad, prasme, visiškai nebeturėjo laisvų datų. Ir jisai logiškai kaip verslininkas, kaip prodiuseris, vadybininkas, galvojo, kaip, žinai, išspręs visą šitą situaciją, reikia sukurti antrą grupę. Ir aš puikiai atsimenu dieną, kai jisai man skambina, aš stoju laiptiniai ir rūkau. Skambina ir sako, Nierka, gal tu žinai, tipo, kažkokiu bachuriuku, kas dainuoja ir norėtų į grupę, žinai. Blemba, aš taip galėsiu paieškoti po kažką ten ir taip toliau, padėjau tą ragelį, galvoju, blemba, kodėl man nesiūlo, aš norėčiau, tipo, žinai.
Ir gavos taip, kad po daug metų aš su juo įsišnekėjau, tai sako, kadangi tu jau buvai pradėjęs va, su R&B tu biški, tokia modernesnė muzika, sako, biški gal ir gėda siūlyt buvo tos tokius gabalus, bet ačiū Dievui, po to įsiaiškinom. Tai galų gale gausi taip, kad vis tiek keliai suvedė ir susibūrėme mes tą grupelę. Ir čia buvo 2019 metai, mes išleidom pirmą savo, blemba sakyčiau, gal hitas tapo, žinai, daina Ledinė pana tokia. Ledinė pana, Gražiai. ledinė širdis. Jo. Na. Taip, visa Lietuva taip ir dainuoja. Jo. Prasideda geriausi žodžiai, na. Jo, ir labiausiai užknisa, kad čia yra, kur mintyse šita daina gyvena nemokamai, kur seniai aš miegoti jau noriu, žinai, ir kažkur išgirstu. Ir tada. Blemba. Bet ten, žinok, buvo, ta prasme, jinai taip iššovė tas galas, mes su ta daina. Jeigu aš neklystu, mes tą dainą paleidom, gal, nežinau, patikslins kas nors, gal kas seka čia labai tos bernužėlius, bet man atrodo, kad vasaros sezonas jau buvo, viskas buvo jau užbukinta pas kitas grupės ir panašiai. Dažniausiai tokiu momentu, jeigu iššokiau koncertų, sunkiai gausi, žinai, gal pavienius. O mes iššovėm tą dainą ir va tai va kreivė tiesiog, žinai, šovė į viršų, koncertų pasipylė, ta prasme, žiauriai daug. Važinėdom ta prasme, mes buvom, iš pradžių, kadangi prasidėjo grupė, mes buvom 3 nariai. Mum 3 jauniem bičiam, tai va staigiai šovė kreivį į viršų, mes važiuojam į koncertus, mum ten ploja, mergos klykia, rėkia, cypia, žinai, euforija, absoliuti, ta prasme, mes gyvenam ten rockstarai, žinai, ir galvu, blemba, va dabar niekada tai nesibaigs, tipo, viskas, aš dabar jau čia amžiams tai bus. Ja. Bet natūraliai, tada, žinai, mes buvom pirmoji grupė, kuri pradėjo daryti muzoną ant tokio modern talking stiliuko, žinai. Nes dar, gal ir buvo kažkas bandymų, bet tokio stipraus, kad būtent modern talking stilistikoje. Bet jūs ir ėjot ant tos būtent. Jo, mes ir ėjom ir ilgą laiką, žinai, nes kadangi kai šovė Ledinė pana, tai viskas aišku buvo, kad reikia judėti va šitą linkme, žmonėms patinka ir taip toliau. Taip. Ir pakankamai gerai sujudėjom, žinai, aišku, įmesdavom visokių čestuškių ir panašiai. Ir man sakau, dar iš pradžių ten buvo kažkoks toks tipo, blemba, gal tie gabalai, gal čia tikrai kaip čia pasmerks, gal čia, žinai, kažkokie ten neklausys, sakys, šią šūdą dainuojant. Užteko pirmo konso. Pamatyti, kaip žmonės ošia ir aš supratau, kad, blemba, čia yra dalykas, kur aš galiu būti geras. Ką man būti vidutinybė kažkur ten, žinai, čia aukščiausią meną ten plėšiant, kad aš galiu būti geras va šito, žinai, kur man patinka, žinai. Ir taip įsivažiavom, tai žodžiu, į kitų kosminių koncertų. Bet, pavyzdžiui, kaifuoja, ar ne, va šitą dalyką? Blemba, kaifuoja. Aišku, neslėpsiu, žinai, natūralu, kad per daug metų, vis tiek jau dabar 6 metai eina, kai koncertuojam, tai tu įsivaizduok, mes turim dainą Kaktusai nežydi. Tai, aš nežinau, kiek mes 1000 kartų esam sudainavę tą Kaktusai nežydi, žmonėm, pakartot. Blemba, tai jau net kartoti jau nebesinori, žinai, bet po to prisimeni, blemba, Stasys Paulaitis vėl švieski, man vėl tokie 40 metų dainavo, atrodo, ir ką, nesiskundė, žinai, viskas gut. Taip ir krūtam judam. Kadangi esi mėgėjęs va tos muzikos ir tu vis tiek esi mėgėjęs ir lietuviškos estrados, ar ne, ir senesnių gabalų ir taip toliau. Blemba, jo, žinai, kaip, aš mėgstu visokią muziką. Man nelabai rūpi, bet... Supratau, tu bandai pritempti, ne, aš tau dabar viską sugadinsiu. Ne, žinok, aš visiškai nemėgstu estrados ir absoliučiai, tai tu dabar vartykis. Kadangi visiškai nemėgsti, tai dabar bus užduotis tokia, žiūrėk, aš tu paleidžiu dainos pradžią. Fragmentą, ne? Taip, ir tu turi pasakyti, kokia tai daina. Okay. Bet visos dainos tikrai esi girdėjęs N kartų, tikriausiai ir visi žiūrovai. O tu klausyk, o tu žaisdavai, kaip atsimeni per televizorių būdavo tokia laida muzikinė karuselė. Kučinskas vesdavo, neatsimeni? Lemma dabar apie ką tada laida? Būdavo tipo muzikinė karuselė, tai būdavo irgi muzikinė laida, kur ten tipo ant klavišo sugroja pim pim ir visi spėlioja kokią dainą, žinai. Taip. Pataikydavai, spėliodavai? Nepataikydavau. Tai daugiau klausimų neturiu to. Tai man gal būdavo 8 metai tuo metu. Aš biškiai šiek tiek esu jaunesnis, žinai. Atrodau gal vyresnis už tave, bet... Gerų, kai sakyčiau, žinai. Jo. Susenęs, susmirdęs. Susenęs, susmirdęs. Jo. Nežinau, kiek dabar, kad ir žiūrovai išgirstų, tai aš bandysiu va taip prie mikrofono pridėti, bet tu turėtum irgi girdėti. O čia greičiu ar tiesiog? Tu sustabdysi kažkuo momentu? Jo. Taip, dabar mes pasileidžiame. Pirmąjį lengvesnį. Žalia siera. Didžiai dalgis, tarp kitkom.
Bet žinok, aš šitą dainą žinau ne iš Žalios sieros. Iš kur? Blemba, žinok, aš negaliu pasakot podcast'ą, tu gal iškirpsi, aš tau po to papasakosiu. Ne, nu papasakok saugiai. Blemba, tu žinai pirmą lietuvišką porno. Žinai? Nežinai? Ne, pirmą lietuvišką. Tu pabandyk spėt kokia... Nu, sakyk jau dabar. Jisai žino, aš matau. Bandyk spėt, kokia daina prasideda pirmas lietuviškas porno. Negali būti, kad Žalia siera. Žalia siera? Pirmas lietuviškas porno prasideda būtent Žalia siera. O gali biškai papasakot mano fantazijai, kodėl kaip susiveda su Žalia siera? Aš neįsivaizduoju, bet čia Spielbergo lygio ten buvo kūrinys, ta prasme, visiškai kaimo žmogeliukai sugalvojo matyti, kad reikia padaryti porno. Paėmė paničką su peruku ir 2 vyrukus. Nu ten žodžiu, ten, žinok, reikia pamatyti, nes ten tokių frazių yra, kad ten kosmos. O yra dar kažkur? Aš manau, kad turėtų būti, žinok. Taip, po podcast'o. Jo, aš tau parodysiu. Jo. Šitos informacijos nežinojau. Tai vat. Jaunimas? Tai vat, iš kur aš puikiai atspėjau tą dainą nuo tos pradžios. Nes prasideda viskas, važiuoju su Žiguliu ir šitą dainą. A ne? Jo. Ok, gerai, toliau. Tiek užtekmė? Bliamba, o čia žoskas. Tikrai, čia labai pradžia, labai įdomi atrodo, kaip kokia Kleopatra to išlyžinai, bet čia yra lietuviškas labai žinomas gabalas. Bet čia yra iš senesnio laikotarpio. Senesnių laikotarpio. Aš kažkodėl įsivaizduoju geltoną, kažkokią turėtų būti. Dar biškai. Pirmąjį bytą, žiūrėk. Aiškiau? Bliamba, žinok, ne. Dabar žiūrėk, nu okei, dar biškutį. Dabar iš pirmos natos, dabar kai prasidės, manau, tikrai žinosi. Vis dar ne? Čia nėra Alnas Chošnau. Ne, čia mergina dainuoja. Nu gerai dabar. Bliamba, dabar bijau sumeluoti, ar iš karto žodžiai čia prasidės ar ne. Žiūrėk. Nu gerai. Bliamba, čia Lady Ice? Ne. Bliamba, labai visada maišau jas. Žinok, sutriuškinai mane. Bet tikrai, man iš sunku irgi būtų, bet... Prisimink mane, prisimink. Bet čia ne Lady Ice? Ne. Aš visą laiką galvoju, kad čia Lady Ice. Aš irgi jas visada maišau. Lady Ice, kur jis vertas knygos viršelio. Taip. Bet balsas praktiškai labai panašus. Mylėk mane karštai. Čia Milano. Nu, žodžiu. Milano. Gerai, jo. Milano. Gerai. Taip. Kiek aš turiu? 1-0. 1-0, jo. Ui. Dabar kitas. Dabar turi atspėti iš būgnų. Taka. Dabar žiūrėk, kad tu tik girdėtum. Bli. Nespėjau. Pak, nespėjau sustabdyti. Biškai pirštukas nemiklus. Šiaip jie miklus, bet... Išjung šviesą. Tu mane suvedžioji, tu mane palikai. Taip kitko, labai faina grupė, mes su jais esam nemažai koncertų dainavę. Puteo hebrytė, žinok. Aš būčiau labai norėjęs gimtam laikmetį, kad būti draugai su jais. Nes man atrodo, kad, žinok, jų laikotarpį ir jų kartos visas pramogų pasaulis tai buvo pats linksmiausias, žinai. Jo, nes aš manau, kad buvo labiausiai nurautas laikotarpis. Aš manau, kad dar, žinai, vakarėliai labiausiai. Ir aš manau, kad, žinai, labai daug įtakojo tas, kad nebuvo ten tų telefonų, kažkokių socmedijų ir visi tūsindavo ten, darydavo tą akimirką. Nes mes irgi, kiek dabar važinėjom koncertuose, būna nuvažiuoja į klubus, kur sako savininkai, jau esam 30 metų šitam versle ir patikėkit jūs manim, ką jūs dabar čia išdarinėjat, yra tik vaikų žaidimai. Taip, ten blemba. O kai parodo albumą, ten, žinai, suveža smėlius ten į klubus, padaro beach party, visi beveik nuogi, žinai. Ir aš taip žiūriu, eik tu savo, kokie vakarėliai seniau būdavo. Ne, tai ten kosmosas, ta prasme, sakau, man patiko, kai pasako, ten, tik neatsimenu, ar Bilas iš Žasų, žinai, iš Žas grupės. Jo. Kad į stalo koją dainavo Laukinių vakarų salūne. Mikrofonė reikėjo į stalo koją, nes nusukta, žinai. Nu, ta prasme, kad ten varydavo hebra girti ir nesiparindavo ir visiems būdavo linksma, žinai. Nu, laukiniai tie laikai buvo. Bet, pavyzdžiui, tu esi už labiau tavat laukinį, kada esi nurautas ir tu darai, ką nori? Blemba, aš manyčiau, kad, žinok,
Aišku, tave įtakoja aplinka. Taip. Jeigu visa aplinka ten tokia ir automatiškai ir klausytojai lygiai tokie patys, tai, nu aišku, kad ten tūsindavai, žinai. Bet, nu kiek tu ten gali tūsinti? Nu, pasiruošęs dar vienam. Nu, davai, bandom. Gerai, toliau. Keistuolių teatras čia yra. Ne, meilės nėra. Labai geras filmas. Žiūrėsiesi, ne? Man atrodo, kad nežinok. Nesižiūrės, Man atrodo, kad nesi. ne. Blemba, pasižiūrėk, labai geras, labai graži istorija. Nu, kaip, Okay. graži, durna istorija, tipo, bet man labai primena... Palauk, aš Labai gerai galiu aš tau spėjai. vieną. Nu, man dabar nori. Jo, aš tau Kas čia noriu dabar apsisuko stalai? Palauk. Čia ne tu man nes turi klausinėti. Bet aš neturiu premium, tai gali būti reklamušęs. Aš piratinę klausau. Ai, Kol ne, tu- palauk, turiu piratinę programėlę. Per piratinę paleisiu. Šito jis neturi, čia tik jokauja. Ne, Šiaip. šiokauju. Jis jokauja. Šipzy, žinai. jo. O šiandien mus remia. Dabar žiūrėk, kol tu ieškai dar vieną spėk. O, Rytis Cicinas. Lietuvos Va čia dukra. estrados karalius. Ne, tai yra ledas. Įsivaizduok tą momentą, norėtum pasiekti va tokį momentą, kada Rytis Cicinas ateina ir uždeda tau karūną ir sako, Liubertai, tu perėmė mano dabar kelią ir tu esi estrados karalius. Blemba, nu kažkaip, žinau, kol tu nepaklausi, niekada tokio dalyko. Bet aš manau, kad čia galėtų būti naujasis golas. Šiaip būtų, tipo, fainai, žinai, bet ar aš labai norėčiau būti čia to estrados karalium ar ten estrados princu? Blemba. Aš dar nespjaunu į šulinį, gal, žinai, kažkurio momentu šiandien taip atrodo, nu fainai ta estradinė muzika ten ir taip toliau, bet gal kažkurio momentu ten, žinai, kitur kažkur pasuksim į modernesnę muziką, nes šiaip rinka diktuoja sąlygas. Mes iššokom 6 metai yra, kad kaip koncertuojam ir vykdom veiklą, bet esmė yra tokia, kad paskutiniais metais labai stipriai pastebiu pasikeitimus publikoje. Jo. Nes tu atkreipdėmės. Tu važiuoji kaimukę, tarkim, kur nors ar pro šalį eini, sodybėlės, rūksta šašlykas. Ką dabar žmonės klauso? Jessica Shai, ten Rokajan klauso. Popsas žinai. jau eina, dievo. Popsas eina. Tai reiškia, žinai, žmonės auga kaip klausytojai. Ir mūsų tas muzonas irgi automatiškai turi augti. Tai gal mes jau čia už greitų metų jau varysim visiškai kaip Montvidas kokia, žinai. O, pavyzdžiui, Klausyk, gerai. Nu, gerai. Aš tai dabar. Nu, sakyk. Prie mikrofono pridėk, kad girdėtųsi visiems. Blet, garsai, užpypins. Garsai išjungis. Nepypins. Pasiruošęs? Nu, davai. Čia labai sena daina? 10 metų. 10 metų. Bet čia yra legendinė daina, čia yra, ta prasme, bent jau mano kartos hebra, tai čia... Kol kas man šitie būgnai per vandenį nieko nesako. Aš tai galiu biškai pakreipti linkmę. Nu. Čia nebuvo tokia daina, pagal kurią tu tūsindavai, bet šitą dainą neždavo visos stovyklos, visokie užsiėmimai, paauglystės, vaikystės ir panašiai. Ir šitas bičas, kuris ją dainuoja, buvo legenda ir po šiai dienai yra legenda. Aš jo sūnų pažįstu. JBC Sijonėlis. Realiai va taip, nuėjai. Nu gerai, galiu daugiau. Daugiau paleis, jo. Bet čia jau startuos, tai man atrodo. Flintas? Kapitonas. Kapitonas, tai. Čia yra legendinė, žinok, daina, aš net kartais, aš nežinau kodėl, bet net atsikėlęs kartais ir Upiam. pasileidžiu. Jo. Kapitonas Flintas. Piratų Stojam. Šoliukai. Aфиген. 1, 2, 3. Seniai, aš turėjau visus beveik Flinto to žurnaliukus. Aš kiekvieną, ten man atrodo, kas mėnesį išeidavo. Jo. Tai aš sekdavau kiekvieną, man tėvai turėdavo pirktą Flintą. Taip. Ten į mokyklą, aš pamenu, aš netgi Flinto parašą turėjau, nes... Jo. O aš supranti, kai Mokyklą stovyklaudavau buvau atvažiavęs. Merkurijaus stovykloj, Taip. ten dirbdavo didžiajam Flinto sūnus. Ai, okei. Tai kokia pravardė buvo? Flintstonas? Ne, Flintas. Irgi tas jau Flintas. Ir esmė tokia, kad atvažiuodavo jo tėtis, tas kaip kapitonas Flintas. Ir aš ką atsimenu, tos įspūdingus pirato rūbus. Ir dar įspūdingesnį pirigarą, kuris eidavo iš jo pastoviai. Ir jisai dabar... Be fleškutės. Gėdas, realiai, ten aš manau, kad ten pirato kepurį turėdavo prieš ateidama, žinai. Ne papūga, o žinai. Bliam, geras. Aš kiek žinau, kad jis niekur nedingęs, jis man atrodo ir po šiai dienai vykdo ten kažkokias veiklas, Tai- bet gal ne taip stipriai, kaip žinai, kaip. Dabar, man atrodo, aš filmavau vieną projektą, irgi, žinai,
Fuksus, jo, studentų Fuksus. Tai, žodžiu, į studentų Fuksus ryte buvo į mankštą pakvietę Flintą. Blemba, Ir aš filmuoju ir aš čia Flintas. Čia, žinai, kaip tas, aš nežinau, kaip tiksliai vadinasi, Starstruck, tipo, ar kažkas. Visiškai. Tu pamatai, tipo, ir sustingsti. Kur man, žinai, praeitų The Weekendas ar Kanye West. Absoliučiai. P. Diddy. Bet Flintas. Aš noriu nuotraukos, aš netgi nuotraukos bėgau, žinai, pasidaryti, nes čiagi Flintas. Aš užaugau nuo vaikystės, žinai, su visais žurnaliukais ir taip toliau. Glaustė galvą Antanui Flintas. Gerai, tik galvą. Vat su Flintu, tai aš norėčiau į vakarėlį. Aš manau, kad čia būtų mano geriausias vakarėlis būtų su Flintu. Ir kad jisai dainuotų visą laiką piratų mankštą, ne? Sau tu įsivaizduoji, įkeli šotą, o dabar tarsi malūnas. Į klubę. O dabar tarsi malūnai. Sukame rankas ir kūną. Blema, daugiau nebeprisimenu, kaip ten yra. Ja, kosmosas. Bet šiaip iš esmės, tai žiūrint iš verslo pusės, nu tai genialus brandas. Genialus, visiškai. Genialus brandas ir ten buvo turbūt, manau, kad toks stiprus marketingas ten padarytas, kad, nu, ten fantastika, žinai. Dabar gaila nebėra va to žurnaliukų. Šūdė prūdė. Kas? Šūdė prūdė dabar. Nu, ką kemakė. Aš nenoriu reklamuoti, aš nežinau, ar galima ar negalima. Aš nesupratau, kas per šūdė. Ko aš nežinau, Blema. Aš bandžiau tau užmaskuoti. Supratau. Bet žodžiu, ką kemakė, tai irgi ten... Nu, dabar kosmosas ten, žinai. Jaunimui, nu ne jaunimui, gerai, vaikams tai yra belekas. Žiūrėk, aš tau noriu, turiu klausimukų šiek tiek. Nu. Čia visų pirma, tai kai mes ir ėjom prie muzikos to kelio ir visą kitą, pavyzdžiui, mes nekalbėjom gal daugiau apie, pavyzdžiui, tuos koncertus, ant scenos buvimą ir taip toliau. Ar dar pas tave yra jauduliukas, pavyzdžiui, lipant į sceną, ar, nežinau, turi kažkokį tai ritualą? Šiaip tai, blemba, nu dabar vis tiek. Jau esi labiau įpratęs, bet kad bijau, tai visada, žinai. Ko, pavyzdžiui, bijai? Nes aš irgi bijau, bet ko tu, pavyzdžiui? Blemba, aš pats nežinau, ko aš bijau. Va. Bet supranti, esmė tokia, tarkim, čia į studiją atvaryt, aš daug daugiau bijojau negu į koncertą. Rimtai, čia bijojai? Nes koncerte, tarkim, aš žinau, aš valdau situaciją, aš diktuoju tempą, diktuoju ten koks bairis, kur turi būti pasakytas, ten publika stengiasi valdyti, žinai. Nepasiduoda, nepasiduoda, tiesiog dirbi savo darbą ir viskas. Jau kur reikia kalbėti, tarkim, ar kažkas, jau, žinai, netikėtai, jau tada gali toksai jau baimė, žinai, kaip čia kas. Bet šiaip pirmais metais koncertų, tai visą laiką būdavo momentinė tryda, vadindavau. O tau drebėdavo ranka, ten lūpos ir taip toliau? Jo, viskas drebėdavo, žinok. Absoliučiai viskas drebėdavo ir blemba, jeigu telikė, tai dreba po šiai dienai, žinok. Bet aš jau ten tą mikrofoną taip stipriai suspaudęs, kad ten, žinai, nes, nu... Nesimatytų. Jo, būna, o tai va. Jo. Tai kažkaip koncertuose viskas ok, telikas, nu, pakankamai nemažai, mes esame ir projektų, ir laidų, ir visur filmavimų turėję, žinai, bet vis tiek reikia prisipratinti, žinai. Nu, turi priprast prie tos kamerų, prie tos labiausiai tai bijodavau, nu, man dabar jau nebėra tos baimės, žinai. Ja. Yra tas normalus sveikas jauduliukas, tai pasirodys. Jo. Bet kad baimės ne, bet seniau man taip drebėdavo lūpa į ranką, kad man iš to drebėjimo, nežinau, ar tau yra buvę, dažnai užkrekina balsas, kur... Gaidį pagaudavo. Žinai, tu matas. Pykas kažkoks, žinai. Muzikinių terminų gaidys vadinasi. Ai, čia gaidys vadinasi? Pagauni gaidį, tipo, žinai. Tai žinok... Jo, ne kitką, tai vadina. Tai... Nu, gali būti. Bet, aš tai nežinau, girdėjau. Aš galvoju tave. Bet supranti... Blemba jo. O turi kažkokį ritualą? Pavyzdžiui, duok man. Supratau, gerai. Aš ilgai mąstantis žmogus. Supratau, nes aš jau žiūriu. Ne, esmė tokia, kad jo, būdavo drebėdavo, žinai, ir būdavo tikrai tų gaidžių pagaudai, bet tas drebulys, žinok, gal įtakoja tos gaidžius, bet nėra taip, kad 100% tas gaidys ateidavo dėl to drebėjimo, žinai. Negaliu rimtai žiūrėti, kai tu klausai. Nu, ateidavo tas gaidys, žinai, pagaudavau kelius porą gaidžių. Sukasi tą, žinai, čia. Jo, laudina. Jo, tai žodžiu, nu blemba. Karo, čia pamiršau, ką noriu sakyti. Kažką noriu, kad pagaudavo į gaidį. Ne, esmė tokia, ir dabar pagaunu tų gaidžių. Ir visko būna, tikrai, tai čia niekas nėra apsaugotas nuo to. Ir kas ten visi galvoja, kad čia, oi, reikia dainuoti idealiai ten ir panašiai, nu tai... Nebūna taip, žinai. Nu, ten yra Alisto, ten žvaigždės, kur dainuoja ten visiškai, ten tobulai ir panašiai. Nu, mes nesam tokie, mes, žinai, labiau tokios dūšio žmonės, ten performansų kažkokiu, ten kalbom, ten palinkėjimais, ten to dainavimu, žinai, nu, toks
nesistengiam parodyti, kad mes čia, mes čia, žinai, muzikantai, dainininkai, mes čia dainuojam, čia žoskai gerai, žinai. Mes atvarom su tikslu, nes norim, kad kur mes esam, būtų šventė ir balius chebrai. Mes atvarom, dirbam savo darbą, atiduodam visą save, o jums belieka tik 1000, žinai. Taip. Tai ir ten į privatą nuvažiavęs, sako, oi, kokį jūs ten gerą balių čia užkūrėt, kaip tūsino visi, sakau, tai ne mes užkūrėm, jūs patys užsikūrėt tą balių, tik tais mes, žinai... Nes jeigu tu atvažiuoji, dainuoji ir nieks nešoka, Bet, žinok, yra tokių dalykų buvę. Mums irgi buvo jau. Mums yra prakeiksmas su Vilnium. Ne? Aš sakiau, mes daugiau, nenoriu spjauti šulinį, bet į Vilnių nebenorim važiuoti. Vieną kartą buvo taip, kad garsistas, negaliu sakyti, kad aklas jis buvo, bet tu įsivaizduok, aš ateinu, buvo, nesvarbu, kos koncertas, žodžiu, nesvarbu, kurioje vietoje, bet esmė tokia, kad aš atnešu garsistui flešiuką, kur yra muzonas. Jis niekaip nepataiko į skilutę, tą, žinai, jūsbo. Bando, šiaip netaip įkišo ir aš matau, kad jis žiūri į ekraną, va taip kompo, žinai. Ir aš galvoju, what the fuck, kas yra? Ir jis taip atsisuka į mane ir tu, žinai, poną Magų. Ta tokį multikas ir filmas buvo Mr. Magų, kur akiniai, litrinios loiko dugnai, ta prasme, kaip jis ten mato kažką. Tai žodžiu, jau šitas buvo baisiai toksai neramus koncas, bet mums labai pasisekė. Gal jis gerai dirba? Ne, jis dirba iš tikrųjų labai prastai, bet vienas dalykas, kas mums patiko, kad jisai nepataikydavo paspaust iš eilės dainas, jis vis praskipindavo kokias 2 dainas, ten po 1, po 2, ir aš jos sakau, ne, Lukui sakau, žinai, kolegai savo, nebesiparėmėm, tipo, važiuojam taip jau iš eigos. O kitas koncas tai buvo vestuvės, kur mes turėjom privatą. Ir atvarėm, ir vedėja, žinai, man atrodo, kažkuris ten iš M1 berniuko, žinai, buvo. O dabar čia visi užsikūrė, ploja, o čia, žinai, va dabar pasitikite, pas mus scenoje, jums siurprizas, grupė, bernužėliai. Ir aš einu ir kad, tu pajauti iš karto, kad žmonės net nežino, neklausė, net neįsivaizduoja, kas čia... Vieninteliam ten jaunikiui, man atrodo, buvo Zašybys, bet ir taip po 2 dainų visi išėjo rūkyti, mes dainavom tuščiai salį. Absoliučiai, nei vienas žmogus nešoko, mes dainavom. Ta prasme, tai kas mums beliko, tai su Luku susižvalgai ir tokiu momentu tiesiog galvoju, gerai, aš nieko negaliu padaryti, aš tų žmonių netitemsiu, žinai, šokio aikštelę ten per prievartą. Pinigai tik sukas galvoj. Žinai, atvariau tada uždirbti, o kaip kitaip pasiteisim, kaip... Nes atrodo, noris, tai, žinok, prasmekti skradžiai žemę, blemba. Turėjome mes irgi tokių konsultų. Žoskai buvo. Jūs ten irgi pizzerijose dainuojat visokios, tai ten jums irgi turėtų būti problemų būti. Tai pačioj pradžioj buvo pas mūsų, aš nesumeluosiu, gal koks 3. ar 4. koncertas, kur irgi važiuodom, tiesiog... Galvoju dėl pizzerijų. Kas? Ne, tai seniai, tai pizzerija viskas yra tvarkoj, mes Načnykę dainavom. Načnykę? Pas Renatą? Ne, bet netoli to. X miestas nevardinsiu, žinai, bet mes tiesiog važiavom. Telšiai. Nesakysiu. Ir mes tiesiog važiuodom, kad ir kur, kviečia, vis tiek, mums faina išsibandyti. Tu apibūdink interjerą, aš pabandysiu atspėti. Tai, blemba, dabar nenoriu čia pavadinti. Mediniai stalai. Tiesiog įsivaizduok, kad dainuoja ant kilimo. Blemba... Nėra steidžo. Labai daug kilimų esu dainavęs. Nėra steidžo. Nėra steidžo, yra tiesiog kilimas, žinai. Ir ta prasme, mes ten irgi kažkaip normaliai ir nepranešėm, arba pranešėm, bet ten, žinai, nieks kaip ir nevažiavo, žinai, į tą pusę. Į tą, aš vadinu ten načnykų, gal ir nėra načnykas, bet, esmė. Savininkai vadina restoranu. Sakykime, mane, aš nenoriu nieko įžeisti. Bet čia, jau įžeidė? Jau. Telšiai. Linkėjimai. Šiaip, Telšiuose yra buvę daug gerų koncertų. Telšiai yra fantastika. Yra fantastiška, bet ten mūsų yra ten 3., 4. koncas ir mes atvažiuojam ir visiškai nedėjo žmonių. Dieną? Kas? 3., 4. Ne, apskritai mūsų karjeroje, žinai, kaip grupė, žinai. O mes dar tada 2 atvarėm su Edga, nes mūsų Dima negalėjo, žinai, ir mes atvarom ir nieks netėjo į mūsų koncertą. Atėjo ten gal 2-3 žmonės ir stafas. Ir dar mūsų pažįstami. Tai realiai mes koncertavom 2-3 žmonėm. Ir tada tiesiog atsakom, davai mūsų hebra, irgi ateikit į mūsų ratelį ir mes tiesiog ant to kilimo ratelyje, taip ir atkoncertavom. Bet aš sakyčiau, čia yra profesionalu, žinai. Svarbiausia, niekur neišeit, tu padarai vis tiek savo darbą. O sakyčiau, kad žmonės nesusirinko, tai žinai, aš irgi labai daug kartų esu save kaltinęs, tipo, kad gal mes kažką netaip darom ir kad būna vietų kartais, kur nesusirenka žmonių, kur ten neužsipildo pilna salė ir panašiai, bet kartais supranti, kad, žinai, ne tik
kartais verslininkai savo restoranuose tikisi, kad mes pasisamdėm grupę ir mums nieko daugiau daryti nebereikia, čia bus soldautas. Blemba, reikia daryti, reikia marketingo biški, reikia reklamos, reikia plakatų, vis tiek reikia pušinti, žinai, kad tie žmonės sužinotų, kad bus ta grupė, žinai. Ir kartais būna tokių atverslininkų, kurie nenori, žinai, nieko daryti ir po to atvažiuoja, tai čia buvom pasiėmę, čia kaip pavyzdys hipokritus, nebuvo tie žmonių. Nu tai blemba, žinai, o ką jūs padarėt, kad būtų. Ten padeda kažkokį plakatą, žinai, ant durų, medžio, žinai. Kur ten praeina, gal ten 3 žmonės pro tas duris, kai ten dienos metu. Kad reikia įdirbio iš abiejų pusių, žinai. Jeigu tu ten pasikvieti ar dar kažką, žinai, dar seniau iš viso mes už bilietus gyvažiuodavom, kur jokios stavkės nėra, nu ką tu imsi, dar esi naujas, nežinau, žuvytė vandenį, žinai. Nu tai dar mes irgi nelabai kažką žinojom, kaip tai dirba. Mes kažkaip su grupė, ačiū Dievui, prašokom šitą tarpsnį ir mums labai daug kartų siūlo važiuoti už bilietus, bet mes esam kažkaip pasimokę, kad, blemba, yra stavkė ir mes važiuojam tiesiog už stavkį. Prekiaukit jūs bilietus, dėkite sankainius, kokius jūs tik norit ir tikrai ten yra, kur, tu puikiai pats žinai, kiek bilietas kainuoja kai kuriuose vietose, kiek tavo stavkė ir kiek jau nuo tavęs uždirba ten kažkokia koncerto vieta, žinai, ir dar plus pardavinėja gėrimus, maistą ir taip toliau ir taip toliau. Taip. Tai bet kažkaip tais... O yra buvę kažkokių nesėkmingų, pavyzdžiui, pas tave koncertų? Kur... Tai blemba, žinok, labai daug yra tų nesėkmingų koncertų. Porą arba vieną kokią istoriją, tokia jau... Šiaip dažniausia, nežinau, ar bus tokių bet kažkas, esmė tokia, kad man iš atlikėjo pusės, man blogas koncertas yra, kai yra prastas garsas. Ta prasme, čia yra blogiausias dalykas, kas gali atsitikti muzikantui, kai... Man, pavyzdžiui, dar kai nukrenti nuo scenos ar dar kažkas. O tu esi nukritęs? Visi mes 3 grupiai esam nukritę. Rimtai? Ta prasme, aš esu užkliuvęs už kolonėlės. Čia įsivaizduok, sorry, kad aš pertraukiau dabar. Aš galėsiu pratęsti. Įsivaizduok, aš nukritau per naujaką, kai yra naujametinis koncertas, visi šokinėja visą kitą, žinai, ir mūsų tas viena iš kolonėlių yra padėta, tiesiog padėjo centre pačiam. Ir aš ten tiri ir koja už tos kolonėlės ir aš ant šikno, žinai, ir aš visi taip žiūri mane, o aš toliau ant šiknos lyg taip turėjo būti ir aš taip po 30 sekundžių galvoju, gerai, jis tokis kaip debilas atrodo, žinai, kiek gali. Gerai, kad, žinai, susigaudai. Toliau, žinai, kažkas. Jo. Bet mums tai sakau, dažniausiai tai tie blogi koncertai, tai sakau, viskas dėl garso yra. Kai tu atvažiuoji, ten 400 žmonių ir stovi pirties kolonėlės pastatytos, ten vos ne bomboksai, žinai. Ir pats blogiausias dalykas, kurį gali pasakyti tau garsistas, kai tu atvažiuoji ir paklausiu, žinai, jūs garsistas? Ne, bet bandysiu. Tai, žinok, ta prasme, nukerta kojas, rankas, viską ir jau ten, sakau, vienam paskutinių koncertų esu pasakęs, ten, žinai, matos toks vestuvių, žinai, garsistas, garsinas, dar su to senu pultu, dabar jau daug kas ant skaitmenos perėjo. Ant planšečių visi jo. Jo, o ten dar, žinai, seną mokyklą ir tokia didelė nata, žinai, čia ant maikutės vos nešlipsa su klavišai, žinai. Ir toks šūdinas mums garsas buvo į sceną, kad aš jau pat sakau, nepykit, sakau, kad aš turiu tai pasakyti, bet sakau, dar man dings kartą mikrofonas, sakau, nepadės, net ta nata ant pilvo, žinai. Tai ten... Žodžiu, dingo tas garsas ir viskas. Bet tik tokie, ar ne, iš tavo pusės? Jo, realiai, tai ten, žinai, tokių, ten, kur užšoka ant scenos, ten, mes kažkaip visą laiką gerai dylindom. Užšoka, tai ten, žinai, pašokai ten su ta moteriškė ar ten vyrukų, ir ten kažko, žinai, ir tiek žinių. Lukas yra numušęs vieną dėdą nuo scenos. Sulkūnė, jo. Nes o tyčia ar netyčia? Netyčia. Netyčia. Jo, bet esmė yra tokia, kad būna ta prasme, žmonės, kai ateina į koncertą, kartais sutapatina tave su savo draugu. Žinai, jiem atrodo, tu su jais bendrauji, tipo, kaip, sutapatina praktiškai kaip draugelį. Ir prasideda lipimai ant scenos. O kai lipa ant scenos, labai erzina, žinai, trukdo dirbti, tarkim, tu dar dainuoji, tau reikia kažką jausti, žinai. Tai Lukas taip nuo kolonėlės net yra video, kažkaip nustumė, žinai. Jo, žinai. Jo. Bet šiaip jokingų tai tokių būna visą laiką, ten muštynės visokio, žinai. Blemba, negražu taip sakyti, bet labai jokinga būna ten, žinai. Moteris dvi kokios susiplėkia, dar kažkas. Eiktų pas mus irgi, blemba, kiek yra koncertuoja ir tu matai, kad mušasi, ten jau visi subėga. Ir aš niekada nežinau, ką daryti. Stabdyti koncertą, nestabdyti, nes pusė šoka, pusė išbėgo tenai, žinai. Ir ką daryti tokiu atveju, žinai. Esmė tokia, kad dažniausiai tu koncertuoji kokiam mažam miestelį. Čia pavadinimas išgalvotas, tarkim, pabobelis kokie, žinai.
ir ateina vietinis pabobelių Vandamas. Jo. Ir pradeda skaldyti malkų visiems, žinai. Su žmona mušia maikę dažniausiai, žinai. Bet jo. Tai sakau, tokių kažkokių, žinok, ne dėl to, kad nenorėčiau pasakoti, bet dėl to, kad tiesiog nesu užfiksavę, žinai. Matyt, jų yra buvę ten, yra mūsų dujom nupurškę, tarkim, kai klube dainuojam, žinai. Nu visokių va, tokių nesąmonių, bet kažkaip, kad ten iš to išvystyti istoriją kažkokią galėčiau, tai... O kažkokių labai įdomių, žinai, nežinau, interaction ar dar kažką su gerbėjom. Su gerbėjom būtent. Jom. Jo, kad... Ne, tai būna visą laiką, žinai, tų interaktionų, ten numerius ant lapelio. Bet tai yra miela. Man tai, pažiūrėjau, miela labai. Tau labai miela. Man tai labai miela. Man tai visiškai nesvarbu, aš kitas moteris nežiūriu, nes kai aš pažiūriu kitą moterį, man nefokusuoja vaizdas. Tai nefokusuoja, ne. Už tai, nes namuose yra kas tą fokusą man yra sutvarkę. Tai kažkaip, bet sakau, būna tokių fainų, kur numerį ten užrašo, žinai, kažkokią žinutę parašo, ten tipo bando kalbinti tame, žinai, ko ten prieš prasidedant grupiai, tu ten gali tik pasvajoti apie tokius dalykus, kad ten merginos pačios tave bandytų kažkaip, žinai, užkalbinti ar ten dėmesį tavo patraukti. Ten, sakau, kol nesi žinomas, tai ten, žinai, kryžiaus kelius reikia praeiti. O tai gerai, jeigu tavo fokusą jau sufokusavo tavo mergina, sužadėtinė, atsiprašau. Kaip susipažinai su ją? Oi, ar gali papasakoti? Aš tavo pasakos, man atrodo, aš už tai paklausai, ne? Jo, man tai pasakoja. Lemas Žaltys, klausyk. Mes šiaip su ją susipažinom, tai labai keistoj vietoje, aš visiems sakau, kad narkomanų festivalį. Nes buvo toksai festivalis, aš net neįsivaizduoju, kaip aš tenais atsiradau, man vienas draugas kažkoks, man atrodo, pasiūlė. Ir ten buvo miškuose, kur visiškai nieko nėra. Ten reivo tie vakarėliai, ar kas? Realiai jo, reivo vakarėlis, bet 24 valandas per parą nuo stopų dig. Aš nesu tokiam buvęs iš viso, tik matęs. Neseni, tu patikėk manim, tai aš ten ir pribaliavojau, ir prisirūkiau, ir dar visokių nesąmonių prisidariau, tai ten ir susipažinau su Ieva. Tai irgi tokia. Tai nebuvo visiškai akis fokuse, ar ne? Absoliučiai nebuvo akis fokuse, nors aš jai labai primelavau, kad aš visiškai negerės, bet žinai, negerės visai. Aš šiandien nelažu, vairuoju. Nežinau, kaip aš jai ten patraukiau dėmesį, toks pijokas, ten visas, ten nežinau, nesiprausęs ten tam festivalį ir panašiai, bet kažkaip fainai įsirutuliojo viskas tos santykius. Dar jinai tuo momentu gyveno Marijampolėje ir aš jai dar tada sakau, tipo, jinai planavo į Kauną atvaryti, žinai, ir sakau, aš tavęs lauksiu, tipo, Kaune, žinai. Ir sulaukiau, blema, laukiau, žinai, atvažiavo su draugė į Kauną. Ir žinai, kai iš mažesnio miesto mergos atvažiuoja į miestą, iš mažesnio ten miestelio ar kaimelio, Marijampolė nėra ten mažiukas miestas, bet vis tiek jau Kaunas yra pokytis ir atvažiuoja su draugė ir žinai, kaip sako, mes tai niekada nesusipyksim. Jau čia mano draugė, numeris 1, mes dabar visus mokslo metus. Tai įsivaizduok, po kiek laiko susipyko. Po 2 savaičių? Nu, realiai nežinau. Gal biški daugiau išbendravo, bet susipyko dėl to, nes aš Ievai rodžiu dėmesio, ne tai draugai. Ai, įdomus, jo, įdomus. Ir ta draugė norėjo su jo, pasirodo, jinai norėjo, man kažkaip... Čia žiūrėk, čia Eržilas neblogas tu? Nu, toks, žinai, Eržiliukas, galima. O tu jau dainavai, ne? Jau tu turėjai šitą visą grupę? Į Bernužėlių dar nebuvo, bet aš dar biški 16 Hz tributę dainavau. Ai, supratau. Aš galvojau, kad pavyks praslys be šito, bet... Nu jo, 16 Hz grupė buvo sukūrus, jie nespėjo irgi koncų daug turėjo, reikėjo jam kas paimtų likusius. Tiesų galvoju, kad yra geniali idėja sukurti 16 Hz tribute. Bet kas juokingiausia, kad mes pradėjom dainuoti, toj grupiai ir didžiausias iššūkis visom vedėjom, kurios veda miestų, miestelių koncertus, yra žodis tribute. Aš supratau, kad 90% tų moterų neįveikiamas žodis, nes kai taip mūsų tributas, tai... Ne, aš tai žinau, bet turiu omeny, kad nei ištart gali, nei žinai... Tai esmė yra tokia, kad 90% koncertų mus pristatinėdavo 16 Hz, tribuleks, žinai, ten 16 Hz, trimbum, ten, ta prasme, tokių nesąmonių, kur... Kaip taip sugalvot, kol galų gale ten vienas mano bičiulis Juozas, jisai dirbo Kauno savivaldybėje, man atrodo, dirbo. Ir jisai, matau, žmogus taip pasimetė, žinai, o dabar 16 Hz, pamiršo, matyti žodį, jauni. Ir viskas, žodžiu. Tai va, kažkaip irgi linksmas laikas, bet ten, sakau, buvo tokia, žinai, halturkė visiškai, tai aš ten labai neužsifiksavau ant to kanto. Tai Ievutė tave palaiko šitam visam keliui? Jo, matai, aš su Ieva irgi tariausi, žinai, skau, blemba, ar verta man išeiti iš tų herciukų. Ten vis tiek kažkokios, kad ir pajamos, kad ir nedidelės, žinai, bet čia dabar vėl veltis į naują kažkokią grupę, žinai, neaišku, paeis, nepaeis, bet jinai palaikydavo jo visą laiką, žinai, skydavo, varyk, daryk.
Tai, bet mūsų santykiuose gal aš toks griežtesnis esu, kur aš bandau ją papušinti, žinai. Jinai manęs dažnai pyksta, oi, tu čia man visą laiką priekaištauji, ten taip toliau, bet noris, kad, žinai, gerai būtų, tai biškis noris paspaužinai. Davai, daryk taip, žinai. Bet kokį galėtum patarimą, pavyzdžiui, dabar duot jaunimui? O. Aš matau, čia GPT to klausimų surašė. Čia šitų klausimų tai nėra. Supratau čia. Žinok, nei vieno klausimo dar beveik neuždaviau iš ką aš buvau pasirašęs. Supratau. Nes kažkaip labai faina, kad labai lengvai kalbėti su tavim. Šiaip iš esmės tai patarimas jaunimui darykit. Jo, būtent apie karjerą, apie kelią. Apie viską. Taip. Tiesiog reikia imti ir daryti. Bet žinok, iš mano lūpų tai man pačiam labai keistai skamba, kai aš taip sakau, žinai, nes tikrai būna dienų, kai aš pats sėdžiu ant sofos ir galvoju, blemba, reikia kažką aš manau, daugiau. Kad visiems tokių būna. Jo, tu save muši, tai reikia save mušti, aš manau. Reikia stengtis daryti ir svarbiausia atsirinkti tinkamus žmonės ir būti tinkamai kompanijai, žinai, ir tada automatiškai tiesiog eiga tave pastums, kur tau reikia, žinai, gyvenimas sudėlios viską taip, kaip turi būti. Aišku, sakau, dirbkit ir viskas čia bus ok. O jeigu muzono prasme, tai, žinai, kai aš irgi pradėjau tą karjerą, ten tipo dar nuo Sašo Songo, ten tų laikų ir panašiai, bandydavau ten, žinai, ieškoti ten prodiuserių, vadybininkų, kas čia man koncertų sudėliotų, tipo, kas kažkur ten, tipo, galėtų mane įprūdinti ir panašiai. Bet aš neturėjau produktų. Tipo, mane bandydavo ten kažkur parduoti renginiam, niekas ten neindavo ir taip toliau, bet vien dėl to, nes aš pats nesupratau, kad aš neturiu ką pardavinėti. Aš pardavinėjau orą tiesiog, tipo. Tai už tai reikia daryti gabalus. Tai man dažnai, žinai, būna parašo, kaip dar galiu įsivelti į šitą rinką, kai yra jau ir taip jinai pripildyta. Turiu ten, pavyzdžiui, parašytų dainų, bet tai, nepais. Ir dažnai tikriausiai žmonės susiduria su tuo, žinai. Taip. Esmė yra tokia, kad aš visą laiką sakiau ir sakysiu, nuo sėkmės tave skiria viena daina, bet ar tu ją parašysi rytoj ar po 15 metų, tai va čia yra pagrindinis klausimas. Žinai. Labai gerai pasakyta. Čia tiesiog taip yra, žinai. Taip. Pažiūrėk, labai daug yra pavyzdžių, ten tas pats Vaidas Baumila. Ten buvo šuolis, tarkim, nuo dangaus, žinai, po to kažkoks tais nusėdimas ir vėl po kiek metų Kunigunda. Vėl viskas grįžta. Aš visada sakau, kad yra toks visada gyvenimas. Gabrielius Vagelis, pažiūrėkit, ten kiek metų reikėjo darbo, kad vieną dainą, viskas į viršų, žinai. Tai lygiai taip pat ir naujiem, žinai, atlikėjam, kad tu gal paleisi 3 dainas nieko nepais, gal paleisi 5 dainas nieko nepais, gal 6 užkabins kažką, žinai. Aišku, tas gabalas vis tiek turi būti protingas, biški žiūrėti ir iš verslo pusės. Negali taip jau visai. Jeigu tu nori dainuoti, turėti daug koncertų ir iš to puikiai gyventi, tai turi biški taikytis prie rinko, žinai. Ten kiekvieno savo širdies ten... Visiškai meno. Jo, būna, aš čia labai meniškas, žinai, aš čia bohema, žinai, prie žvakių šviesos, brazinu gitarą ir valgau, žinai, pupelės konservuotas. Tai gerai, tu tą daryk, bet jeigu nori uždirbti ir gyventi iš to, žinai, tai... O kas yra geriau, kai tu darai mylimą dalyką ir tu dar gauni iš to pinigus? Faktas. Kas gali būti geriau? Fainai, tikrai. Visada, žinai, visiems, kai aš irgi sakau ir visi sako, oi, tai gerai, žinai, kad tu darai tai, kas tau patinka ir tu uždirbi pinigus. Taip, aš darau, kas patinka, tu darai, kas patinka, bet visiems būna, gali tu daryti, kas patinka. Vis tiek būna tų dienų, kada tu nenori ir keltis, tau būna, žinai, juodų dienų, visada tai būna, kad ir ką tu bedarytum. Realiai jo, ir pas mane tai aplamai... Bent jau pas mus, žinai, kaip muzikinis vasaros sezonas, va toks įtemptas, ten darbo dienos, net, ten praktiškai visos dienos būna užpildytos ir tu pagauni per visus tos 3 mėnesius, ten 4 mėnesius tokį žoską tempą, žinai. Ir paskui jau vis tiek natūralu, kad į rudenį jau biški mažėja, nes prasideda ten tik kabakai, restoranai, kažkokie klubeliai, privačios šventės. Blemba, aš pagaunu save, kad aš visą darbo savaitę prasidėjau tipo namuose ir tik tais pralaukiau konso, žinai. Tai vat norėtus tą... Save kažkaip reikės kažką vis tiek galvot, įprasminti ir tas darbo dienas tikrai išnaudot ir kažką, žinai, sumastyti. Linkiu tau, kad tu sumastytum, o šitą natą mes ir užbaigsim šitą podcastą, nes aš jau žiūriu, kad nemažai čia laiko priplėpėjom. Tai ačiū dar kartą, Nerijau, ačiū, kad atvykai, ačiū, kad papasakojai ir... Ačiū, kad pakvietei. Ačiū tau, labai daug ačiū. Ir sėkmės tau, žinai, tavo kelyje, koncertuose ir kad tu įprasmintum ir atrastum, ką tu dar nori veikti darbo dienom. Gražiai pasakai. Ačiū tau labai. Ačiū. Kad mikrofonas. Va.
Malonu, gerbiamasai. Man dar maloniau. Tai ačiū labai Jums, kad žiūrėjot. Su Jumis buvau aš, Antanas Nerijus ir čia laida Be kaukių. Nepamirškite palaikinti, pasubscribinti ir susimatysime jau kitą sekmadienį tuo pačiu laiku mano kanale Antanas J. Čia Be kaukių. Iki.